Šiais laikais mes irgi esame tam tikra medija, nes kalbėdami viešai formuojame tam tikrą srautą. Mes gyvenam tokiam informaciniam šurmulyne, pastaruoju metu daugėja ir vadinamų tų deepfake'ų iššūkių. Ir čia yra senas kaip pasaulis būdas, ar ne, dar senovės Romaigi jie kitaip vadino, bet viena iš rankų, kuria jie užimdavo teritorijas, būdavo per kalbą. Tai yra per žodį, tai, ką tu kasdienybėje vartoji. Kadangi laikas mūsų neguminis, ar ne, taip kaip ir fondo, taip sakant, lėšos. Kol kas dirbtinis intelektas lietuvių kalba dar nėra taip pažengęs, kaip jis yra pažengęs ten anglų kalba, vokiečių kalba. Tai mes dar šiek tiek turime to laiko suskupti į tą važiuojantį, labai greitai važiuojantį traukinį. 4 programos, per kurias galima rašyti projektus, yra labai svarbus mūsų visuomeniai. Kultūra, regionai, tautinės bendrijos, naujienos. Žurnalistams labai svarbu išsaugoti tą savo autentiškumą, profesijos autentiškumą, nes žmonėm yra be galo svarbus faktai, tiesa, ekspertinė informacija, ypatingai jeigu mes atsiduriam tam tikrose įtampose ir krizinėse situacijose. Labą dieną visi čia, kurie susirinkom, vienu labai rūpimu klausimu. Pradedame tokį laidų ciklą apie medijų rėmimo fondo veiklą ir ką ji gali ta veikla padaryti Lietuvoje su mūsų žiniasklaidiniu raštingumu, bet lygiai taip pat ir su visuomenė, kuri tą žiniasklaidą vartoja. Bet šiandien mes kalbinsime fondo direktorių Ruslaną Iržikevičių, Vilniaus universiteto dėstytoją Nerijų Maliukevičių, o aš, Linas Kontrimas, pabūsiu jūsų tokiu pašnekovu draugišku. Nes man pačiam rūpi, kas čia darosi su informacinė erdvė, švara informacinė. Ir pabandysime tokį laidų ciklą ir įvynioti ten link, ką turim ir kas gali būti. Bet Nerijau, norėčiau nuo jūsų pradėti. Vis dėlto tema yra apie informacinę higieną ir švarą. Paprasčiau tariant, kiek mes atsparus dezinformacijai. Tyrinėjate šitą objektą. Jeigu taip reikėtų šauti, kokioje esam situacijoje? Ar reikia mušti varpą, ar vis dėlto dar laikomės? Aš manau, kad visa Europa muša varpą apie tai, kaip tai yra svarbu, nes mes gyvenam tokiam informaciniam šurmulyne, pastaruoju metu daugėja ir vadinamų tų deepfake'ų iššūkių. Tai vienas dalykas yra svarstyti, kaip tą pamatuoti, ar mes čia gerai atrodom ar ne. Bet aš manau, kad apskritai iš tikrųjų yra didžiulis iššūkis ir šiuo atveju tas atsparumas, man atrodo, svarbu suprasti, kaip mes apie jį šnekam. Atsparumas gali būti tokia bendra tezė, bet aš siūlau panaudoti tam tikras analogijas. Viena paprasta analogija galbūt klausytojam būtų kaip organizmo imunitetas. Savotiškas gebėjimas atpažinti tokius, sakykime, virusus ar tai, kas tave gali susargdinti. Ne? Ir tada organizmas turi keletą barjerų. Visų pirma, galbūt gebėjimas neįsileisti to tokio viruso, galim šnekėti informacinio viruso į savo organizmą. Kitas elementas yra gebėjimas su juo kovoti, kai jisai atsiranda tavo terpėje. Taip. O trečias irgi labai svarbus elementas yra gebėjimas atstatyti sveikatą, atsistatyti, ne? Ir kažkodėl mes visada įsivaizduojam, kai šnekam apie tą atsparumą, tai tokį banalų, techninį, žodžiu, tarsi užkardimą, tarsi sieną. Bet šiais laikais, man atrodo, yra savotiška iliuzija įsivaizduoti, kad tu gyvensi visiškai tokiam informaciniam komforte ir tavęs netrikdys jokios melagienos, jokie tie informaciniai virusai.
Man atrodo, labai svarbu yra išmokti su tuo sugyventi, išmokyti tą mūsų visuomenės organizmą su tuo susidoroti, atpažinti. Ir galiausia, kai vyksta vienokios kitokios informacinės krizės, tai gebėti atsistatyti, pasimokyti iš to. Tai šiuo atveju, man atrodo, žiniasklaida, medijų erdvė labai atlieka svarbu vaidmenį savotiško tokio, aš čia tą imuniteto tokią analogiją panaudoju, bet iš principo gebėjimo, reiškias, eliminuoti tas tokias piktavališkas melagienas, kurios aš čia ne šiaip imuniteto, biologinio imuniteto pavyzdį naudoju, nes tai iš tikro visuomenę gali susargdinti, gali, net palikime Putiną, kokį ir Lukašenką su savo dezinformacija nuo šaly, bet įsivaizduokime finansinės manipulacijos, įsivaizduokime kokias nors manipulacijas sveikatos temomis ir tai, kaip žmonės potencialiai gali prarasti tą sveikatą. Aš taip suprantu, kad į dezinformaciją kaip tokią reikia iš tikrųjų žiūrėti ne tik tai Ukrainos karo fone, kai tikra yra ataka nukreipta į mūsų gyvybę, bet iš principo ir į tą sveikatą, kurioje kasdien gyvename. Absoliučiai. Man atrodo, tas stresinės situacijos, krizinės, galbūt potencialiai panikos tam tikros, čia jau yra kraštutinis toks elementas, kur jeigu mes išugdėm iki to tam tikrus gebėjimus, tai mes ir krizėje, ir kitose situacijose nepasiduosim tai panikai, ne? Bet jeigu jau atsidūrėm nepasiruošę tai situacijai, tai aišku, žala gali būti didžiulė. Kaip, Ruslanai, reaguojant į tai, fondas kokius turi įrankius visiems tiem trim etapam, taip sakant, šiandien, o gal apie kažkokius jau galvojate į priekį? Tai aš gal tada pratęsiu labai gerą Nerijaus analogiją į organizmą, į imunitetą, į sportavimą, vitaminus ir panašiai. Tai būtent fondo kaip ir misija, kaip ir veikla yra nukreipta į tą aspektą, kad mes, kadangi mes esame atsakingi už beveik visą medijų lauką, išskyrus LRT Lietuvoje, kad mes skatintume mūsų medijų lauką gaminti tokius produktus, kurie vienu ar kitu atveju, komerciškai ne visada apsimokėtų, bet būtų naudingi mūsų visuomeniai. Yra tie vadinami vitaminai, sportas ir panašiai. Nes kokie čia dažniausiai tie vitaminai yra? Gal pakonkretizuotumėte, nes aš tai klausydamas Nerijaus, žinot, iš karto į jūs atsisukęs mastau, kad dabar mūsų kas paklauso, kad jie neužmirštų, jog mes ne šiaip kalbame, kad imunitetą stiprinti gali imtis tas, kas kuria tą žiniasklaidinį turinį, jeigu jaučia arba norą, arba jau dirba. Tai vat šičia gal keletą pavyzdžių gal turite, kokio formato čia būna tie vitaminai? Tai visų pirma, tai yra kaip ir fondas, kaip ir fondo pavadinimas, yra fondas, pinigai, mes skiriame lėšas žiniasklaidai tam, kad žiniasklaida galėtų kurti produktus, būtent produktus per turinį, tai yra du tokie takeliai. Yra vienas takelis, yra turinio kūrimas, tai yra mes finansuojam turinio kūrimą. Kitaip tariant, pas jūs turi ateiti ne šiaip sau paprašyti pinigų, bet pasakyti, tarkime, ką Nerijus minėjo, ar aš istorinę temą, ar sąmoningumą didinu, arba atsparumą. Nes man atrodo, mes nebeturime čia maivytis ir slėpti, kad reikia tą daryti, nebesislapstant, kad čia aš kuriu, pavyzdžiui, istorinę apibraižą. Ne, o kodėl tu tai darai, ar ne? Vien dėl to, kad tau tai malonu, ar tai vis dėlto duoda mūsų žiniasklaidos erdvei atsparumą? Taip, tai yra 4 programos, per kurias visas eina ta gija, būtent informacinio raštingumo, taip pat viena iš gijų, kadangi šiandienos tema yra tokia. Yra informacinis raštingumas, istorinė atmintis, taip pat karas Ukrainoje,
karo Ukrainos patirtis Lietuvai, kas yra taip pat mūsų manymu yra labai svarbu. Tai mes turime tokius uždavinius ir yra 4 programos, per kurias per kultūra, regionai, tautinės bendrijos, naujienos, per kurias galima būtent ir kreiptis, ir rašyti projektus, ir daryti projektus, kurie, kaip ir minėjau, ne visada komerciškai apsimoka ar apsimokėtų, bet yra labai labai svarbus mūsų visuomeniai, kuri yra šio karo priešakyje. Tai yra fondas ne vien tik tai daro tai, mes turime aišku ir kitus projektus, kitas prerogatyvas, bet tai yra viena iš prerogatyvų. Bet paramos dėka projektams galime gyvendinti tokius projektus, kurie tam tikrą prasme yra eksperimentiniai. Ir būtent šitas fondas, kaip pavyzdį pateiksiu, praėjusiais metais paremė mūsų rubriką Lengvai. Tai yra reiškia, kad unikali pasaulio netgi mastų rubrika, kurioje kiekvieną dieną naujienos yra kuriamos lengvai suprantama kalba. Reiškia, tai yra naujienos, kurios yra prieinamos žmonėm patirintiem teksto supratimo sunkumus. Tai šitas projektas iš savęs niekada finansiškai negali būti atsipirkantis, nes toje aplinkoje nėra jokios reklamos. Tai reiškia, rizikuotumėm savo vien tik tai lėšomis ir be abejo mes tą indėlį darėme, bet fondo parama mums suteikia drąsos. Tai reiškia, kad bent vienus metus tu gali sukurti ir startuoti su projektu, kuris iš savęs neturėjo sėkmės 100%, bet dabar matom, kad tikrai tai yra skaitoma rubrika, tai reiškia, žmonėms reikėjo šitos rubrikos. Ar gali jūs kreiptis tik žiniasklaidos priemonė kaip sakykime, juridinis asmuo, ar gali būti ir laisvas kūrėjas? Tarkime, mudu. Irgi šiais laikais mes irgi esame tam tikra medija, nes kalbėdami viešai formuojame tam tikrą srautą. Koks yra tas kreipimosi galimumas? Taip, tai jau konkursas yra paskelbtas ir yra 4 programos ir taip kreiptis gali visų pirma medijos, kurios yra jau registruotos, yra tokia programa viešos informacijos rengėjai ir skleidėjai, tai Virsis programa, kurioje reikia registruotis, tai viena iš sąlygų, tu turi būti užsiregistravęs ten kaip medijos. Taip pat mes turime projektus ir žurnalistams, nepriklausomiems žurnalistams. Tai yra stipendijos, kas yra gana naujas dalykas. Tai taip žurnalistas, kuris įrodo, kad jis yra žurnalistas, jis gali kreiptis taip pat ir į mūsų stipendijų programą. Tai yra įvairūs kreipimosi būdai, bet taip turi būti žiniasklaida. Žiniasklaida viešos informacijos rengėjas ir skleidėjas, kuris turi savo viešos informacijos priemonės ir tik tai taip gali kreiptis. Tada dar grįžkime prie tam tikrų turinio dalykų. Nerijau, jūs paminėjote apie tą angliškai deepfake. Aš sakyčiau, kad tai yra išmanios klastotės. Kažkaip, kol kas lietuviškai termino tokio neturim, bet man iš to, kas ten vyksta, aš manau, kad tai yra labai išmanios klastotės. Tai kaip jos dabar yra panaudojamos tame dezinformacinėme kare ir kiek matote Lietuvoje jau šitų apraiškų? Tai dažnėja ir ateitis tikriausia ir bus pilna iššūkių susijusių su dirbtinio intelekto panaudojimu. Tikrai pastaruoju metu padaugėjo tokių klastočių, kur naudojama, pavyzdžiui, mūsų žinomų žurnalistų vaizdai. Jiems į lūpas yra įdedama visiškai tam tikra sukurta istorija, kad jisai ten ragina pirkti vienokius ar kitokius, žodžiu, preparatus. Ir tai yra didžiulis iššūkis, panaudojami tam yra ir mūsų žymus ekspertai, medikai, mokslininkai. Aš manau, kad ateitis tikrai bus komplikuota ir tai, kaip mūsų ta informacinė ta erdvė sugebės paaiškinti vartotojui, kur yra autentiška informacija, kur ne, suteiks įrankių, kaip atpažinti tas klastotės.
o galbūt kai kuriais atvejais ir labai aiškiai reglamentuos, kaip turi būti žymėjimas visų šitų produktų pateikiamas, kokie galbūt gali būti kokios baudos už pažeidimus ir panašiai. Tai tos klastotės tikrai bus didžiulis iššūkis, bet aš bendrai tai vardinu kaip propagandos ir dezinformacijos automatizavimo iššūkį. Tai yra mes kuo toliau, tuo labiau judame tokią situaciją, kur, pavyzdžiui, piktavalis veikėjas, ar jisai gali būti politinis kažkoks veikėjas, ar gali būti ten, žodžiu, finansinis koks nors machinatorius, ar dar kažkas, bet jisai tradiciškai panaudodamas tas apgaulės tokias schemas, įves vis daugiau tam tikro automatizavimo. Ką aš turiu omeny? Tai, pavyzdžiui, žinutė galbūt galės skleisti jau ne visas ten koks nors trolių fabrikas iš Sankt Peterburgo, bet galės algoritmai tą padalinti arba troliai sukurti tą paskleisti. Ne? Algoritmų iššūkiai irgi didžiuliai, jaunoji karta va, taip įpuola vis labiau į tam tikrą tokią, tokį automatinį dopamininį skrolinimą, ne? Ir jie nesuvokia tam tikro tokio net skirtumo tarp realaus pasaulio įvykių ir tos virtualybės po to. Pagal tai elgiasi po to atitinkamai realiam pasauliu imasi tam tikrų veiksmų, kur galbūt gali būti sumanipuliuota tam tikra situacija, sukurta dirbtinė. Tai iššūkiai didžiuliai ir vis tiek žiniasklaida išlieka pagrindiniu tuo filtru, nes aš kaip sakau, net ir pagrindinis melagienos principas yra bandyti prisidengti kažkuo patikimu. Bandyti parodyti save, kaip parduoti save kaip kažkokią ar žurnalistą, ar žiniasklaidos priemonę, ar panašiai. Tai žurnalistams labai svarbu išsaugoti tą savo autentiškumą, profesijos autentiškumą, nes žmonėm yra be galo svarbus faktai, tiesa, ekspertinė informacija, ypatingai jeigu mes atsiduriam tam tikrose įtampose ar krizinėse situacijose. Aš taip suprantu, kad atsekamumas šaltinio ir patikimumas tada tokio šaltinio yra be galo svarbus. Nes aš suprantu, kad kūrybos mes neuždrausime, netgi į fondą kreipiasi, gali pasakyti, kad mes turinį kursime, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto būdu. Bet jūs, kaip sakėte, prižiūrite dar ir koks tas turinys bus. Tai va tas informacijos atsekamumas, man atrodo, yra irgi štampas labai geras, kuris leidžia nemanipuliuoti, o prisimti atsakomybę. O ar fondas šitoje vietoje turi kažkokius filtrus, įrankius, kuriais tą atsakomybę kontroliuoja? Nes, tarkime, įsivaizduokime kovą prieš mūsų erdvę ir taip yra, deja, kad kai kurie priešai pasinaudoja mūsų resursais. Jie apsimeta geriečiais, kreipiasi, pavyzdžiui, į fondą ir sako, mes dabar kursime, tarkime, apie kokį ten Gudijos arba ten slavų, o LDK buvo didžiulė, ir jie sukuria tam tikrą turinį ir dingsta. Pavyzdžiui, jų po metų nebelieka. Bet kaip tokiu atveju reaguoja fondas, jeigu pamato, kad gauta parama yra vis dėlto netokiam turiniui skleisti panaudojimą? Tai visų pirma, gal pradėsiu nuo to, kad mūsų atrankos mechanizmas yra labai toks detalus. Yra daug atrankos laiptelių ir kai kurie, aišku, skundžiasi, kad tai yra per daug, kad tos biurokratijos yra per daug, bet kadangi tai yra valstybės pinigai, valstybės lėšos, mes turime turėti tokias praktikas, kurios atrenka, kurios mums kiek galima labiau duoda tą garantiją, kad turinys, kuris yra finansuojamas valstybės, kad jis atliepia mūsų tikslus. Tai mes turime visų pirma, ekspertus. Taip. Ekspertus, kurie yra atrenkami konkurso būdu, suskirstyti grupėmis, jie būtent ir viena iš tų pagrindinių atrankos objektų, institucijų, kurios lemia būtent finansavimą vienai ar kitai programai. Netgi jie ir lemia, ar
viena ar kita programa, ar televizijos programa, ar turinio, turinio projektas, ar jis apskritai praeina tą kartelę ar nepraeina. Aš kalbu dabar daugiau apie kokybės reikalus ir patikimumo reikalus. Ir aišku, jeigu mes pastebim, o mes negalim viskos pastebėti, nes yra 400, plus minus 400 projektų, tai mes, aišku, turime ir stebėjimo grupę, atrenkam kai kuriuos projektus, kuriuos stebime, kurie mes galvojame, kad gali būti, ten kažkas tai raudonas lemputės degtų, bet jeigu mes, aišku, jeigu mes pastebim, mes informuojam projekto autorius, kad jie neatliepia to ar neatliepia to, bet kol kas, ačiū Dievui, dar nebuvo to, kad mūsų turinys būtų, žodžiu, baninti, kaip sakant, uždrausti ir išimti, ištrinti ir panašiai. Dar tokio dalyko nebuvo. Čia labai svarbu, nes iš tikrųjų tai rodo jau vieną iš sveikatos požymių, bet aišku, grėsmiųgi visada gali būti. O dar turime labai svarbu kitą laiptelį, kuris mums kaip fondui yra gal esminis, tai yra, žinoma, taryba. Turime 10 tarybos narių. Ir kuo labai didžiuojamės, kad būtent taryba ir yra tas instrumentas, kuris įduoda mūsų žiniasklaidos laukui tą kontrolę. Būtent tarybos nariai, kiekvienas tarybos narys atstovauja įvairias žiniasklaidos asociacijas. Ir toje taryboje nėra, tarp kitko, valstybinių institucijų, tai yra savitvarkos institutas, kuris po ekspertų taip pat prižiūri ir jau galutinai nusprendžia, kurie projektai gauna finansavimą. Tai taryba taip pat yra labai labai svarbi mūsų priėmimo būtent dalis. Tai kitaip sakant, medijų fondų taryba yra žmonės, kurie yra praktikai iš to žiniasklaidinio lauko. Jie žino, kas vyksta ten. Ne iš nuogirdų, o realybėje. Tai galim sakyti, išmintingų žmonių klubas, tas Wise Man Club. Tai mes ir būtent labai džiaugiamės, kad turime tokį instrumentą ir tas instrumentas gan vienas iš svarbiausių būtent fondo veiklai. Kalbant apie fondo ateitį ir kad tai yra savitvarkos sistemos dalis, tai iš tikrųjų tos daugiau diskusijos galbūt reikėtų įtraukiant tiek fondo tarybos narius, tiek ekspertus, tiek leidėjus, tai yra iš tikrųjų diskutuoti, kur link turi apskritai žiniasklaida Lietuvoje keliauti. Ir tada kokią funkciją šitas fondas turėtų atlikti toj kelionėje. Kiek Nerijau per tą, jeigu dabar kalbėtumėme ne apie aiškiai matomą sukurtą turinį, bet žiniasklaida prisidengusi turinį pasiekia mūsų vartotojus informacijos banga. Kiek jūs stebite ir iš kur tai dažniausiai būna? Aš sakyčiau, nereikia viską suversti į kažkokį tokį vien tik piktavališką tokį motyvą, veikimą. Man atrodo, reikia adekvačiai vertinti ir vykstančią apskritai žiniasklaidos evoliuciją, revoliuciją galima sakyti. Ir iš tikro natūralu, kad ta etiketė naudojama tradicinė medija. Taip. Jinai tradicinė ta prasme, kad tai yra tos platformos, televizinė medija ar spauda, kuri vis mažiau yra vartojama objektyviai. Taip. Ir tada atitinkamai į tą terpę, į tą vakumą užpildo įvairūs kiti tokie hibridiniai, galima sakyti, čia be jokio neigiamo ir teigiamo epiteto, hibridiniai veikėjai. Tai gali būti ir tos vadinamos YouTube podcastinės platformos, ir kažkokie ten interneto portalai ir panašiai. Bet yra nemažai tų tokių, vadinamų tokių alternatyvios medijos tokių veikėjų, kurie supranta, kad, aš kaip sakau, kartais apgaulė ir dezinformacija yra savotiška tokia ir rinka. Taip. Ir jeigu tu gali iš to uždirbti greito tokio emocinio trigerinimo ar poveikio tai auditorijai uždirbti iš reklamos, iš visokių
tokių finansinių schemų ir panašiai, tai tu investuojasi į tai, kuri tuos tokius alternatyvius neva medijų kanalus. Ir tada, dėja, bet yra labai lengva į tuos informacinius burbulus įtraukti įvairias auditorijas. Ir tos įvairios auditorijos dažnai būna labai emociškai, irgi motyvuotos. Pavyzdžiui, sakoma, yra vadinami tie pykčio burbulai. Ja. Visuomenė nusivylusi, pikta ant to visuomeninio transliuotojo, ant politikų, ant visų ko. Ir tada, jeigu tu supranti, būdamas toks manipuliatorius, supranti, kad pyktis yra tam tikra emocija, kuri galbūt pririš tave su tuo skaitytoju ar vartotoju, tai tu tada tą sustiprini jausmą, pasiūlai tam vartotojui tam tikro tokias emocinės žinutes. Ir šiais laikais labai lengva tada, įtraukti tą vartotoją per socialinius tinklus į tą burbulą. Ir dėja, neturi žmonės tų tokių kompetencijų, kaip iš to burbulo po to ištrūkti, ne? O pati didžiausia problema galiausia būna, kai, sakykime, tokios virtualybės paveiktas žmogus ar auditorija imasi tada realių tam tikrų veiksmų. Tai tada jau atiduoda savo pinigus, tada jau, žodžiu, svarsto, kad taika Ukrainoje bet kokią kainą būtų gerai ir panašiai. Bet aš taip suprantu, kad yra kelios kategorijos tų turinio kūrėjų ir mes dabar tą dezinformacijos terminą vartojame plačiau. Tai vieni, kurie daro sąmoningai, bet aš taip suprantu, kad yra ir tų, kurie nesąmoningai padaro, neva tai kažkokie užsiimdami kūrybinių veiksmų, bet realiai papildo tuos, kurie skleidžia melą. Tai čia tik trumpa tokia iš mūsų tyrimų toks paaiškinimas, šiaip yra skirstoma ta tokia apgaulinga informacija į dvi tam tikras tokias lentynėlės. Tai yra dezinformacija ir misinformacija. Čia irgi mes galime svarstyti, kaip čia gražiau lietuviškai išversti, bet labai tinkamas pavadinimas, nes dezinformacija yra tokia informacija, kuri yra paremta melu ir apgaule ir motyvas yra labai aiškus, to manipuliuotojas žino, kad naudoja melą tam, kad paveiktų tam tikrą auditoriją. O misinformacija gali būti paprasčiausias, neapgalvotas, nepatikrintos informacijos skleidimas paprasto vartotojo, ne? Užtat, man atrodo, kai mes šnekam apie medijų vaidmenį, apie žiniasklaidos raštingumą, čia ypatingai yra svarbus aspektas, kaip išmokyti tą žmogų, ar tą vartotoją medijų, nereaguoti vien tik emociškai į tam tikrą informaciją. Nes dažniausia ta šiuolaikinė manipuliacija yra būtent paremta emocija. Pykčių, kažkokia euforija, jos visada būna kraštutinės emocijos, bet pagrindinis principas ten kaip nors palaikink arba pasipiktink ir tada skleis toliau tą žinią. Istorija niekas nesikeičia, istorija kartojasi, lygiai taip pat veikia gandų grandinės, bet šiais laikais technologijos vis labiau tą sustiprina. Aš čia iš šono tokia pats irgi, kadangi ir žurnalistas buvęs esu ir taip pat žiūriu, kas čia vyksta, tai turiu tokį pastebėjimą, kad mažėjant emociniam artumui visuomenėje, porose, šeimose, žmonės neatsisako emocijų, bet eina jų ieškoti kitur. Ir medijos yra didžiausias šiandieną siūlytojas, nes tiek nepasiūlo nei ekstremalus sportas, todėl kad tai būna dažniausiai momentinis dalykas, o klampojimas medijoje yra nuolatinis. Tu ten nuolat esi. Ir, pavyzdžiui, jeigu tave jau pagauna negatyvi, arba ten pykčio, ar ten priešpriešos kažkokia emocija, tu visada rasi ten terpę. Tiek saviškių, bet lygiai taip pat tiek ir iš užsienio transliuojamos žiniasklaidos. Ar, Nerijau, Ruslanai, ar galima į jūsų fondą kreiptis, pavyzdžiui, jeigu aš esu
iš Lenkijos, Vokietijos, iš užsienio, bet irgi tu kursiu žiniasklaidos turiniu, pavyzdžiui, arba Lietuvos žiniasklaidai, arba užsienio žiniasklaidai, bet apie Lietuvą. Taip, yra galimybė, yra ketvirtoje programoje, po programe, kuri yra skirta mūsų diasporai. Tai yra taip, jeigu tu esi... Taip. Bet ar ta diaspora gali, pavyzdžiui, paprašiusi fondo paramos, kurti turinį ne Lietuvai, o ten, sakykime, JAV, Britanijai ir taip toliau? Dažniausiai tai yra projektai, kurie padeda toms bendruomenėms, kai kuriuose, kurti ir burti ir išlaikyti tą bendruomenę, būtent informacinė erdvė. Tai, aišku, mes skatinam, kad tos bendruomenės taip pat kurtų turinį, taip, kuris ir, tampa tokiu tiltu tarp tų bendruomenių ir Lietuvos. Tai yra tas toks labai labai svarbus, kad būtų stiprinami ryšiai su Lietuva taip pat. Tai... Bet čia, ką jūs sakote, man atrodo, kad visiškai geras įrankis tai vadinamai propagandai, dėl ko mes visada čia tripinėjame ir nedrįstame pasakyti, kad Lietuva privalo užsiimti savo propagandos kūrimu. Ir tai, ką jūs dabar pasakėte, tai mūsų diaspora pasaulyje, ypač ta, kuri jau kalba kalbomis ir pažįsta vietinį vartotoją, galėtų per fondą kurti puikų turinį apie Lietuvą. Ar jau pasitaiko tokiu atveju, ar dar kol kas čia galbūt ateities idėja? Čia gali būti ateities idėja, nes šiuo metu tai yra, mes skatinam, kad tai būtų lietuvių kalba. Lietuvių kalba. Mažiausia, kad būtų 50% turinio, lietuvių kalba, bet kalbant apie tuos instrumentus, kurie galėtų kažkiek tai prisidėti prie mūsų sklaidos užsienyje, tai gal būtų čia labiau rusų kalba turinys, kuris yra 4 programoje ir mes būtent yra keli projektai, tai yra ir Delfi.ru, taip. Ir taip pat ir TV3 rusiškas projektas rusų kalba. Ir keli projektai, kurie yra ir kuriami čia Lietuvoje, būtent ir baltarusių bendruomenės. Taip. Tai yra, kad mes rusų kalbą skleidžiam ne vien tik tai informaciją apie Lietuvą, ta gerąją prasme, ne vien Lietuvoje, bet būtent tos laidos yra ir žiūrimas ir už Lietuvos ribų taip pat. Bet čia kol kas yra rusų kalba, nes anglų kalba yra dar neišplėtota. Mes kalbame apie perspektyvą. Taip. Reikia atkreipti dėmesį, kad nuosekli valstybės politika nuo 2015 metų, neatskiriant, o integruojant žiniasklaidą tautinių bendrijų kalbomis ir atsiradimas programos specialios žiniasklaidą tautinių bendrijų kalbomis leido dalį visuomenės informavimo priemonėm išlikti kokybišką žiniasklaidą, išlikti rinkoje, išsaugoti savo auditorijas, bet akivaizdu, kad ir lenkų kalba, ir rusų kalba leidžiama žiniasklaida turėtų dar šiek tiek būti finansuojama daugiau, kadangi poreikis didelis, o fondas šiuo metu stengiasi padėti, ko galima daugiau žiniasklaidos priemonių, kas aišku mažina ir paramos sumą. Taip. Nerijau, toks klausimas, kadangi jis svarbus, man atrodo, yra. Kaip jūs pats vertinate, kad, pavyzdžiui, rusų kalba šiuo metu yra tapusi objektu, bet niekas nebesvarsto apie rusų kalbą kaip apie mediją, kaip kalba kaip medija. Kaip mes galėtumėme vis dėlto pakeisti požiūrį ir kaip aikido, sakykime, pradėti tai naudoti savo gerumui? Tai mes visada svarstėme, kaip pasiekti tą rusakalbę auditoriją, sakykime, ne tik tai Baltijos šalise, mūsų rusakalbius, bet ir toj pačioj Baltarusijoje ir Rusijoje. Bet aš manau, kad tai yra svarbu. Bet lygiai taip pat yra svarbu vis tik tai turėti ir įrankius anglų kalba. Ir čia tikriausia galbūt ateities iššūkis svarstant apie naujas programas, naujas iniciatyvas, nes man atrodo didžioji informacinė kova, į kurią Kremlius yra tikrai suinvestavęs didžiulius pinigus, vyksta ne tiek mūsų teritorijoje, o būtent tarptautinėje angliakalbėje auditorijoje,
dėl mūsų sąjungininkų širdžių ir protų. Tai yra būtent toj auditorijai per tokius kanalus kaip ten Sputniko tos platformos arba Russia Today, arba jau dabar ir modernus tokie sukurti Pravda tinklai ir panašiai, bet bandoma pateikti tam tikrą tokią manipulaciją apie mūsų istoriją, apie mūsų saugumo iššūkius vakariečių auditorijai. Ir tada, kai tu vien tik susikoncentruoji į savo vidinę auditoriją, lietuvių kalbą, vien tik tai į potencialiai tą rusakalbę auditoriją, rusų kalbą, man atrodo, mes potencialiai galim pražiūrėti labai svarbų informacinį frontą, kur mes turime šalia savęs laikyti arti mūsų sąjungininkus, paaiškinti, kaip Kremlius vykdo tam tikras manipulacijas anglų kalba, kaip išnaudoja tam tikras, melagienas ir apgaulės tam, kad diskredituotų ten mus ir panašiai. Tai, kaip jūs teisingai pastebėjote, turi vykti proaktyvi veikla ir tarp kitko propaganda tik tai po sovietinės propagandos, nacių propagandos tapo toks neigiamas terminas. Bet propagandos pati genezė, tai buvo tam tikra tokia strategija susijusi su tikėjimo sklaida ir jinai neturėjo tos neigiamos konotacijos. Tai kam nepatinka žodis propaganda, galime šnekėti apie strateginę komunikaciją, bet iš principo tai turi būti mūsų aktyvūs veiksmai, kurie pateikia mums svarbią informaciją įvairiom auditorijom. Ir tada taip mes turim suprasti, kad dalis pastangų turi būti skiriama rusakalbiai auditorijai, dalis pastangų turi būti skiriama mūsų vidiniam, reiškias, imunitetui stiprinti, bet lygiai taip pat dalis pastangų turėtų būti skirta ir tai tarptautiniai angliakalbiai auditorijai. Negaliu nesutikti, nes matydamas, aš irgi patariu visiems, kurie mažiau nuo medijų priklausomi negu kad aš, bet vis dėlto susikurti savo informacinį tokį krepšelį iš įvairių šalių, geriausiai įvairiom kalbom ir tada apie įvykius šitokiu kampu. Tai aš pastebiu šitą labai subtilų ir kryptingą Rusijos įtartas ar tas įgaliotas pranešti per taip toliau, kad labai subtiliai veikia šitą sąmonę. Tai aš gal dar norėčiau pridurti, kad mes taip pat turėtume nepamiršti, kad būtent ta kaip ir propaganda ar įtakos operacijos yra vykdomas jau nebe iš Rusijos, bet per vakarietiškas platformas. Tai yra netgi ir tų vadinamų useful idiots ir panašių. Ir tai daroma, žinoma, anglų kalba, nes mūsų jaunimas rusiškai jau nebekalba. Tai būtent ir yra tas toks ėjimas arkliui, eina per vakarus, grįžta pas mus. Aš ne veltui paklausiau apie rusų kalbą ne kaip objektą, o kaip terpę, kaip kanalą, todėl kad dirbtinio intelekto laikais jau nebe anglų kalba vien tik tai tampa sklaidos kanalu, bet ir visos kitos. Ispanų, vokiečių atgyja, mandarinų, arabų, per arabų kiek įdomu. Ir visos yra neva tai išplaunančios tą turinį, kuris atkeliauja iš aiškaus mums šaltinio, bet į vakarus atkeliauja jau kaip kitų paruošta. Jeigu aš galėčiau sureaguoti, aš tik tai trumpą tokią repliką, tai būtent tuo yra paremta dabar labai įdomi Kremliaus operacija Mortal Kombat. Tai yra Pravdos, tas mano minėtas tinklų kūrimas, kur kiekvienoj valstybei ta Pravdos tas portalas pateikia informaciją būtent tos valstybės kalba. Tai vokiečiams vokiškai, Slovakijoje slovakiškai ir panašiai. Bet labai įdomų tyrimą atliko vakarų kolegos, jie pažiūrėjo į visą šitą veiklą ir jų išvada buvo būtent apie tą automatizavimo iššūkį. Jie atkreipė dėmesį, kad ne tiek svarbu šitų
portalų kūrėjams paveikti tą ten vietinę auditoriją ir jų nuostatos, kiek užtvindinti šitų turinių dirbtinio intelekto platformas. Ir tada atitinkamai, kaip mes sakom, visi šiais laikais naudojasi jau tais įrankiais, ieškodamas informacijos, pavyzdžiui, apie Lietuvos istoriją, tu staiga gausi atsakymą iš kokio nors Pravda, reiškia, šito šaltinio, kad vat, apie ten sovietinę okupaciją, reiškia, bus koks nors Kremliaus pasakojimas tau pateiktas. Ir čia yra senas kaip pasaulis būdas, ar ne, dar senovės Romaigi jie kitaip vadino, bet viena iš rankų, kurią jie užimdavo teritorijas, būdavo per galvą. Tai yra per žodį, tai, ką tu kasdienybėje vartoji. Tai, Ruslanai, kadangi laikas mūsų neguminis, ar ne, taip kaip ir fondo, taip sakant, lėšos. Nuosekliai informacinė valstybės politika turi būti paremta pinigais. Ir akivaizdu, kad visos ekonominės sąlygos rodo, kad reikia didinti paramos dydį visų pirma. Antras dalykas labai svarbus, kad mes turime tokią sankirtą kultūrinės, informacinės žiniasklaidos tarpusavį ir neturėtų vykti konfliktai dėl pinigų tarp šitų žiniasklaidos priemonių. Ir aišku, trečias aspektas yra labai svarbus, tai kooperaciniai projektai. Tai yra, kai žiniasklaidos ir skirtingom kalbom arba skirtingos rūšies žiniasklaidos priemonės galėtų dalyvauti bendrai projektuose ir tai būtų toks atskiras, pabrėžtinis kažkoks tai papildomas punktas, leidžiantis įgyti paramą ir gauti jos daugiau ir tuo pačiu vienu metu padėti didesniam kiekiu žurnalistų ir žiniasklaidos priemonių. Noriu paklausti štai vis dėlto, ar reaguojant į tą didėjantį iššūkį ir dezinformacijos, ypač dirbtinio intelekto to, vat, sukurtosios realybės, ar ne, išmanių apgaviščių, ar fondas dabar jau turi tam tikrų lėšų šitokiai produkcijai iš Lietuvos pusės gaminti ir ar galvoja ateityje plėsti? Kol kas turime, ką turime, tai yra tos dabar jau penkios programos ir taip, viduje fondas būtent per programas, per savo turinio programas mes kol kas darom tik tai turinio projektus. Taip. Bet idėja būtų tokia, kad fondas kaip medijų, tokia, galim sakyti, ir vienijanti organizacija galėtų taip pat ir pradėti kurti produktus, kurie prisidėtų prie, būkime biedni, kaip sakant, bet teisingi. Tai yra kol kas dirbtinis intelektas lietuvių kalba dar nėra taip pažengęs, kaip jis yra pažengęs ten anglų kalba, vokiečių kalba. Tai mes dar šiek tiek turime to laiko suskupti į tą labai greitai važiuojantį traukinį. Taip fondas planuoja kurti programas, kurios padėtų mūsų Lietuvos žiniasklaidai suprasti dirbtinio intelekto produktus, pradėti juos naudoti. Mes norėtume fonde įkurti tokią smėliadėžę, kurioje ir tuos mokamus produktus galėtų mūsų žiniasklaidos priemonės galėtų pasibandyti pas mus. Liuks, aš manau, mes norėtume taip pat juos pamokyti, kviesti specialistus, kad jie būtų bandomi per mus. Taip pat, aišku, kitas yra labai svarbus aspektas, taip pat gal ir netgi važiuojant kartu su ta smėliadėže, tai yra žurnalistų, taip pat ir pačių kaip žurnalistų medijų raštingumas. Nes jau ateina ir tokie laikai, kad žurnalistai taip pat pradeda painėtis ir ne visada supranta, ar tie šaltiniai yra teisingi, kuriais jie remiasi, kaip tai yra daroma, kaip tai yra manipuliuojama. Tai mes taip pat norėsime tą... Čia ateities projektas. Čia yra ateities projektas, bet mes, kadangi dabar kūrime tokią regioninę platformą regionams, tai labai tikimės, kad būtent ir toje platformoje jau turėsime pradmenis, būtent tos smėliadėžės jau implementuotus. Kada ta platforma pasileis? Mes tikimės, kad jau kitais metais jau turėsime, kitų metų pradžioje turėsime pirmus rezultatus
Bet čia yra jau atskiros lėšos, nes mes, matot, turime 8% administravimo lėšų. Tai mes dirbam su tuo, tik tai būtent va, tame lauke. Tai čia yra gera žinia baigti mūsų pirmą pokalbį, nes reiškia turėsime apie ką pakalbėti ir pristatyti jau praktiškai, kaip veikia fondas, o šiandien dėkoju tada Nerijau, Ruslanai ir sekime, kontroliuokime. Aš dėl jūsų neturiu jokių klausimų, bet tie, kurie dabar mus klausosi, tai iš tikrųjų ar žurnalistai, ar tie, kurie mano esą žurnalistais, pavyzdžiui, kuria skaitmeninį turinį, būkit jautrus, sekite, iš kur ateina informacija. Taip, kad ačiū dar sykį ir iki kitų kartų. Ačiū.